Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime birželio 8 dieną. Į objektą atvažiavome lygiai 7 ryto, o pradėjom darbus apie 8 ir 11 val. Baigėm grįžimo darbus ir įkišom filtrą. Tai dabar yra pusė pirmos, tai apie valandų laiko vanduo bėga pilnai prasivalęs. Čia būtų prie šilto kanalo vietiniai žinos Elektrėnų sodai, vienintelis mūsų Elektrėnų kaminas likęs. Po dešinė pusė jau ežero pakrantė, busiukas vaikšto. Vanduo jau pilnai prasivalęs, bendras gręžinio gilis gavosi lygiai 21 metras. Tas takai mina vakarnamas, plokščių stogų ten gavosi pusė 30. Bet ten geologai jau gręžia, tai ten jau filtro jau zona jau pačios daug ilgesnė. Tai mums mini gręžinį čia tikrai nereikėjo 30 metrų gręžtis. Vanduo pilnai prasivalęs, jokių smiltelių, nieko nėra. Tai vanduo turi geležies koncentraciją gal 2 kartus, kad lengvai vanduo pagelsta. Parodysiu, buvom užvirinę vandenį, kaip atrodo vanduo. Bet aišku, geležies kvapo nėra. Matot, toksai atspalvis truputį yra, nebus. Bet čia jau 11 gręžinys mūsų šitose sodose padarytas, tai čia nuo geležies jau niekur nepabėgsi. Žmogaus įvadas. Tai šalia įvadoje mes gręžėmės 21 metras ant gręžinių dobės, gręžinių šaką. Ir paviršinis vanduo slūkso pusę metro nuo žemės paviršiaus. Ant 3 metrų buvo gražios frakcijos stambios smėliukas. Bet jis išžiūtų, 3 metrai tik tai gilis, tai filtrą nekiši tokį gilį, čia ežero lygis. Lygiai 21 metras grįži aplinka. Čia uždaria jau skaitosi teritorija, už šilto kanalo gale. Elektroniniai vartai atsidaro. Parodysim. Atvažiuojam su džipuku prie kibelę, gręžimės rankinį būduvą, nes pagalba vandenį ėmėm iš prūdą, po to nueisim. Štai gražus namukas, daržai, šiltomis, akmenys sudėti. Ir pasijungs mūsų gręžinio vamzdį prie 25 vamzdžio, mūsų 32, prie 25 jungti žmogų jau palikau. Ir viskas, ir hidroforas bus viduje. Tai vandens statinį lygį pamatavom čia visose šitose sodose, kaip nukirsta 18 metruose. Jeigu tiksliau 7,70 nuo žemės paviršiaus vanduo slūksta. Tai kai tik klausė 21 metras, kaip vanduo sukyla, taip ir sukyla. Spūdį savo turi. 15 metrų buvo molis, po to prasidėjo toksai smėlis, itin smulkus, bet jis nešvarus su molio dalelėm ir tik tai nuo 18 metrų jau perėjo švarų smėlį. Tai iki 21 metrą po to akmenų sluoksnis kažkoks papolė ir viskas ir stojam. Šitą tvenkinį ėmėm vandenį. Po šitos kaimynų 100 metrų padarytas gręžinys. Jeigu ką, čia tokio gilio tikrai nereikia gręžtis, nes čia gaunasi arba 20 plus kažkur metrų gaunasi gręžiniai šitose vietovėse, arba po to jau kitas horizontas 100 metrų. Tai žmogus, jeigu pinigų turi, kodėlgi ne, 8 štukas gali išleisti. Taip atrodo prieplauka, Elektrėnų marios. Leptelis gražus, kateriukas. Su meškerė kažkas važiuoja iš vietinių. Taip atrodo Elektrėnų marios. Ten ta didžiulė sala. Tokia aplinka, čia irgi katerį žmonės turi. Tikrai, čia 16 arų sklypas. Ne 6 ir ne 4 arai po žmonės. Fainai labai pasidarė. Nuotekas jau pasidarė žmonės, bet neturėjo gręžinio. Tai pumpuodavo iš ežero vandenį ir pildavo į tualeto bakelį, kad nuleisti vandenį. Iš ežero vandenį. Tai dabar jau tas rūpestis jau viskas jau. Rūpesčių jau nebus. Tokia aplinka graži. Pasidarė žmonės pakrantėse visas. Toksai rajonėlis gražus. Elektros stulpas. Taip atrodo. Taip atrodo darželiai. Gražia, bulvės kokios didelis. Šakės. Jau didelis bulvės. Česnakai. Žmonės patenkinti. Filmuoti sakė nenori. Ir nereikia. Klausysim žmonių, kas sako. Bet tokia aplinkoje. Einam dar prie gręžinio, pasižiūrėsim. Ir kas sakė, kad negalima sekmadienį dirbti. Mums rytoj užtat bus kaip sekmadienis. Rytoj jau ilsimės. Antradienį Bromiškis važiuojam gręžti. Tokia žiūriuko nedidelė. Nebusiuk. Ir tu dirbai visą dieną. Puikus rezultatas. Kubas 300 valandą. Pamiršau pasakyti. Bėga vanduo.
kubus 300 lygiai. 33 sekundės, 12 litrų kibiras vandens prisipildo. Tai ką tada visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.